Labadiena, mūsų pašnekovas Vilniaus universiteto docentas Vaidotas Vaičaitis. Žinau, kad jūs tikrai nemenkai gilinotės į pandemijos problemas. Pandemija praūžė, ateina ruduo, niekas nežino, kas mūsų laukia. Mūsų ko gero laukia ir nauji virusai, ir naujos vakcinos, greičiausiai ir naujos aferos ar kažko. Pasaulis ir Lietuva pasimokė iš tų buvusių klaidų. Iš tikrųjų, gal aš ne tiek pandemiją domėjausi, bet sutartim Europos Sąjungos. Taip, būtent tom aferom, kurios tikrai po to išlindo. Jo, tai... Farmacininkų pastangom maksimaliai gauti pelną iš tos nelaimės. Taip, galima taip sakyti. Tai iš tikrųjų keista, kad šitos, sakykime, sutartis ir jų teisėtumas ar neteisėtumas, jų, sakykime, atsiradimo priežastis, visa tai liko kol kas neištirta. Ir tas yra negerai, nes kol tu nepadarai, neįvertinai to, kas buvo, labai sunku, tada bus vėl, kai, sakykime, jeigu įvyks kokia bet kokia krizė, o krizė tikrai kažkokia įvyks, nebūtinai tokia pat, bet gali būti kažkokia tai kitokia, bet labai svarbu po krizės visada įvertinti tai, kaip reagavo, sakykime, jeigu kalbam apie valstybės institucijos, kaip jos reagavo, ar jos tinkamai, netinkamai, ką reikia pakeisti, gal reikia teisės aktus pakeisti, gal reikia dar kažką padaryti. Gal reikia daugiau skaidrumo ir viešumo. Būtent, gal reikia skaidrumo, čia, sakykime, atsiskleidė daug dalykų, pavyzdžiui, apskritai, kaip demokratija veikia, kaip parlamentas, ar buvo tinkama parlamentinė kontrolė vyriausybės, jo, ar sakykime, jo, kaip Europos komisijos. Jo, sakykime, apskritai Europos Sąjungos kompetencijos, nes sveikatos apsauga šiaip yra valstybių narių kompetencijoje, ne Europos Sąjunga, apskritai, kiek Europos Sąjunga turi teisę priiminėti tokias sutartis, iš tikrųjų, pagal steigimo sutartis. Žodžiu, čia daugybė klausimų įvairiais pjūviais, bet kažkaip tai į juos liko neatsakyta, tai tas tikrai gaila. Kilo įvairiausių tarimų, o apie kokias sumas eina, kiek iš tos nelaimės pasipelnė, sakykime taip, nes galbūt buvo nauda iš tų vakcinų, o gal ir nebuvo naudos, gal atvirkščiai, visokių tų dalykų. Apie kokias sumas mes kalbame, kiek va tos didžiosios įmonės, kurioms pavyko prastumti tas ne visai gal tokias, nežinau, tikriausiai ne visai skaidrės, įslaptintas sutartis, apie kokius pinigus kalbam? Ten mes kalbam apie 100 milijonų, ar ten, reiškia, milijardus. Tai, žodžiu, tokių sumų, kur net sunku įsivaizduoti. Sakykime, aš nesu nei finansininkas, nei eilinis pilietis. Tai tokios sumos tikrai su tiek nuliu, ar ten, sakykime, kaip tu gali jau sunkiai įsivaizduoti, gali su 9 nuliais, o su 12 nulių, ar įmanoma įsivaizduoti tokias sumas, bet aišku, per tuos keletą metų buvo paskelbta, kaip Pfizer ir kitos kompanijos, kiek jos gavo pelno. Tai ten šitokie skaičiai yra nurodyti. O sakykit, iš tikrųjų, jeigu niekas nepasimokė, o iš principo, ar ir toliau gali būti sudarinėjamos tokios sutartys, kurių, tarkim, negali atskiros valstybės nei kontroliuoti, nei nutraukti, nes jos yra šantažuojamos nelaimės akivaizdoje, kad kitaip tu iš vis negausi tų priemonių apsaugos. Ar ir toliau tas pats bus? Nes skaudžiausia žmonėm, tai kol kas niekas nežino, kokios pasiekmės bus tos vakcinacijos, galbūt ilgalaikių periodų daugiau žalos bus, o gal ir nebus, mes tiesiog nežinom. Bet iš tikrųjų, kad daugybė tų pinigų, didžiulės lėšos ir tame tarpe tos vakcinos iškeliavo į šiukšlių dėžę, arba pro šalį, arba į šiukšlių dėžę, ir dabar keliauja. Taip, dėl tų sutarčių įvairių yra dabar įvairios informacijos ir čia, kas dabar vyksta, pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacija rengia tam tikrą kažkokią tai tipinę sutartį, kurią norėtų, kad reiškia, jungtinių tautų, nes beveik visos jungtinių tautų organizacijos yra Pasaulio sveikatos organizacijos narės, kad jos pasirašytų ir kad Pasaulio sveikatos organizacija turėtų didesnės galės skelbti įvairias tokias epidemijas, pandemijas, į kurias turėtų jau
reaguoti valstybės narės. Tai nebūtų tik rekomendacijos, bet jau, sakykime, su tam tikrais įpareigojimais. Tai taip, iš tikrųjų, tai kelia nerimą ir reikalauja daugiau skaidrumo iš institucijų, bet kaip tą skaidrumą pasiekti, tai visų pirma piliečių, pačių pilietinių organizacijų ir piliečių ir, aišku, žiniasklaidos čia labai svarbus vaidmuo, o, sakykime, mūsų valstybės kontekste, tai jau minėjau, parlamentinė kontrolė turi būti, tam jinai ir yra, visų pirma, opozicijos, aišku, sakykime, tos pačios daugumos, tai visur taip yra, mažiau kontroliuoja savo, sakykime, vyriausybę, bet tam... Patys save. Jo, bet savikontrolė. Bet opozicijai priklausantis, sakykime, asmenys, ar tai būtų biudžeto komiteto ar dar kiti, tai visam pasauliu taip veikia parlamentinė kontrolė, kad reiškia, vyriausybė, jinai bent jau tautos atstovybei, parlamentui turi pateikti informaciją, o pavyzdžiui, dėl ES įvairiausių sprendimų iš anksto, pagal mūsų konstitucinį aktą, iš anksto turi prašyti ir informuoti, reiškia, ir prašyti nuomonės parlamentą, reiškia, taip vyksta ta parlamentinė kontrolė, kažkaip per tuos keletą metų nesuveikė tai vat tą labai svarbu įvardinti, pamatyti, kur problemos ir stiprinti tą dalyką, kad ateityje šito nebūtų. Bet ar tai yra daroma? Panašu, kad tai nevyksta, tarsi tai ir tabu, tarsi toksai užbrėžiamas, čia buvo vakar, viskas gerai, kas likom gyvi, tas likom, kam padėjo, kam nepadėjo, bet tai tas tada kažkaip tęsis, nes aš negirdėjau, kad mūsų Seimo opozicija būtų užklaususi pono Dulkio, o tai kokia situacija dabar? Ar jau nutraukėte tas sutartis? Ar ir dabar perkate tas vakcinas, kurios jau pasenusios? Ar galite nutraukti? Kada galėsite tą padaryti? Kokie yra pinigai? Kokios yra lėšos? Kiek yra nurašoma? Aš nemačiau tos tokios sustemintos informacijos. Nei sveikatos ministerijos yra tokie atskiri gabalai, kuriuos, jeigu klausi, sako, tai pasimk nuorodas ir pats išsiaiškink. Ar kaip čia opozicija, panašu, kad nerūpi, kaip tai padaryti, nes, sakau, ruduo, girdėjom, kad jau pasakojama, kad atsiranda, mutuoja, iš tikrųjų, virusas mutuoja, jis mutuoja greičiau negu vakcinos. Gal kažką žinot apie tai? Ne, tai čia aš nesu nei vakcinų specialistas, nei politikas, bet apskritai pakalbėti, kas pasimatė, labai aišku, būtent krizių metu pasimato, kaip veikia demokratija, ir kur yra, sakykime, arba kodėl neveikia tam tikri dalykai. Ir man atrodo, kad šitos krizės metu labai pasimatė, kad reiškia, tautos atstovybė visų pirma, kai kalbam, kad nėra tos tinkamos parlamentinės kontrolės, ir reiškia, ta apskritai demokratija, tiek atstovaujama šiuo atveju, tiek tiesioginė, jinai reiškia, negali būti suprantama, būtent visų pirma tiesioginė demokratija, kad tai yra rinkimai vieną kartą per 4 metus. Tai yra tam tikri mechanizmai per tuos 4 metus, ne taip, kaip vienas politikas sako, tai po 4 metų nepatenkinti, tai po 4 metų išsirinkit kitus. Ne taip veikia, čia visiškai neteisus tas politikas, ta prasme, ne taip turėtų bent jau veikti pagal konstituciją, turėtų, reiškia, pilietinė visuomenė pastoviai domėtis, tai sakykime, kokie ten yra įvairūs mechanizmai. Tai visuomenė siunčiama ant 3 raidžių. Taip, yra peticijos, sakykime, teisė. Net visuomenė, kada apgula Seimą, tik tada kažkas pajuda, net ir pats tas Seimas žmogaus, ne visai gal ir dabar, kaip aiškėja, nepagristai ribojamas žmonių teisės. Jis nieko neprotestavo, visi buvo visko patenkinti. Tai jeigu būtent tas ir atsiskleidė, kad jeigu visuomenė kažkodėl tai praranda, reiškia, sakykime, budrumą arba dėmesį, arba norą domėtis ir norą
reiškia, kontroliuoti savo išrinktus tautos atstovus. Tai visuomeniai užlipa ant galvos. Jo, tada neveikia, tiesiog demokratija neveikia, nes tada ir valdžių padalimas neveikia, nes tada valdžia susikoncentruoja, kaip parodė, pavyzdžiui, vyriausybės, reiškia, nes tu turi būti valdžių padalimas. Įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė. Ne? Ir per krizę tokio padalinimo nebuvo, viskas susikoncentravo į vyriausybę. Bet tai vat, tam, kad tas įvyktų, turi būti visuomenė aktyvi. Jo, ir mes čia nieko nepadarysim. Ne? Tai vat, žiniasklaida ir ką jūs darote, ką, sakykime, tie daro, kurie, sakykime, rašo apie tai, keletas problemas, ne? Ar tai akademiniai erdvėjai, mano kai kurie kolegos ar žurnalistai, ar kartu šiaip viešoje erdvėje, tai jie ir bando, sakykime, informuoti tą visuomenę, kaip sakyti, pažadinti, nes nu, prisiminkim, prieš 30 metų, jo, kai buvo, juk kitaip visuomenė labiau tikrai domėjosi, nes vat, būtent ta krizė parodė, kad to neužtenka, kad vieną kartą atėjau, pabalsavau ir viskas. Ne, reiškia, taip neveikia, nes tada kaip gali demokratija išsigimti. Ta prasme, nebe tautos gali pradėti atstovauti interesus, bet tam tikrų politinių partijų interesus. Pirmiausiai savo tikriausiai. Taip. Politinių partijų interesus. Taip. Iš tikrųjų, bet tai yra problema turbūt ir dar gilesnė, nes tai nėra vien tik pandemija arba vien tik kontrolė arba kažkas, bet pati ta situacija visuomenės tokia darosi, kad daro kas ką nori ir nebeaišku, kas ką atstovauja ir mes jaučiamės savaip, kaip kad užgrobė kažkas valdžia būtų. Taip, tai čia, ką jūs įvardinot, tikrai jaučiasi, matosi, kad mes esam krizėj. Tai dabar, nu, demokratijos, sakykime, krizėj. Tai dabar, jeigu žiūrėti į istoriją, jo, tai sakykime, demokratijos ta kreivė, jinai niekada nebūna kažkokia linijinė ir tiesiog auga. Jinai būna tokie, reiškia, kalneliai, ne, ačiū Dievui, gal ne visada amerikietiški, bet juk žinom, kas buvo, kokia didžiulė krizė, pavyzdžiui, per antrą pasaulinį karą arba 20 amžių ar ten per pirmą pasaulinį karą, nu, tai labai didžiulė krizė. Jo, tai prasme, ir dabar tam tikrą prasme tai, kad karas vyksta, netoli, tai irgi pašonė, tai irgi rodo, kur mes esame, ne? Nes karas tai yra tiesiog kaip ženklas kažkoks, tai ne mums, nu, atsitokėkim, kur mes esame. Ne? Tai vat, nu, mums belieka tik tai tikėtis, kad mes turim daryti tai, ką mes galim daryti, kad visuomenė anksčiau ir vėliau kažkaip tai atbus iš to kažkokio tai letargo, nes kitaip niekas už mus pačius nieko nepadarys. Bet įdomiausia, kad tarsi ir akcentai susidėlioja labai keistai. Sakykime, po to, kai visuomenė neapsikentus išeina į gatves, ir dar net ir neišdaužo valdžiai langų, jau vyksta didžiausi teismo procesai. Ir niekas negalvoja, kad kalčiausia yra valdžia, kuri pirmą priėmė neteisingus ir gal neskaidrius sprendimus, antrą nesugebėjo suvaldyti tos minios žmonių, kurie susirinko. Neišėjo niekas iš valdančiųjų, su jais nepakalbėjo. Jei būtų taip atsitikę, gal būtų riaušių prie to Seimo. Ir dabar blogiečiai yra riaušininkai, žmonės, kurie kažkaip užkaito toj minioj turbūt, arba net ir provokatoriai gal buvo. Ir liktai jie kalčiausi, bet niekas nekalba apie tai, o koks valdžios indėlis į tokias situacijas ir kas atsakomybė už ją prisima. Taip. Tai tarp kitko, čia ne tik Lietuvoje matom tą panašią situaciją, bet ir kitose šalyse, bet vis tiek, nu, kažkaip kaip žmogus norisi matyti vilties, jo, ir turbūt ir vat, jūsų žiūrovam kažkaip tai svarbu ir tą viltį kažkokią, tai kad vis tiek po bet kokios krizės, aš atsimenu, buvo 8-9 metų ir pirmą kartą mes tą žodį sakėm ir ką tai reiškia, graikiškas terminas, kad čia nauja pradžia ir taip toliau. Aš galvoju, kokia maža ta krizė, aš palyginu su dabartinė, kur tai jinai, čia ne tik finansinė, tuo metu mes buvo finansinė krizė, tai dabar yra moralinė, dvasinė, politinė, ne, ir kartu ir finansinė. Tai žodžiu. Ir tas dalykas nėra visai nekaltas, kad ir tie pandemijai skiriami milijonai pro šalį, kur niekas nebesidomi, kodėl jie nuėjo, kam jie nuėjo. Ir nes iš tikrųjų tada nėra pinigų kitkam.
Tada nėra pinigų visiems kitiem dalykam ir tada valstybė sako, mes neturim mamom, mes neturim senukam, mes neturim specialiųjų tyrimų tarnybai, pusė tyrėjų trūksta ir nėra pinigų. Kai pameni sumas, jos atrodo labai juokingos, tam, kad dirbtų gerai STT, atėjus naujam dabar vadovui paaiškėjo, kad jam trūksta tik 700 000 eurų metam. Tai kai mes prisimenam net ir mūsų valstybės ištaškytas sumas, nebereikalingom, jau kai buvo aišku net, kad nebereikalingom vakcinom, tai tikrai apima siaubas. Tai mes galėjom ir mokytojams skirtos pinigus, ir pareigūnam, ir daugybė kitų dalykų. Tai čia tikrai nėra visai nekalti dalykai, bet aišku, jeigu visuomenė neklaus, nespaus, nesidomės. Taip, tai čia, ką noriu, sakykime, jūsų žiūrovam pasakyti ypatingai, jau pabaigoje gal mūsų to pokalbio būtent, kad prisiminti mūsų tą socialinę sutartį, kuri vadinasi Konstitucija. Nėra kitos sutarties, kuris sulipdo mus kaip visuomenė, kaip sakykime, pilietinė tauta. Nėra kito dokumento, sakykime, kas yra Biblija, bet ne visi yra tikintis, arba ne visi yra krikščionys, reiškia, ne visi tą religiją. Ir tai gerai, tai viskas natūralu. Tai Konstitucija yra ta pagrindinis dokumentas, kuris mus sulipdo. Kaip pilietinė visuomenė. Kaip pilietinė visuomenė. Tai dabar yra pati proga, kaip tik labai gera, atsiversti kiekvienam ir įsisąmoninti, kas ten parašyta. Tai nėra tik tai, kaip sovietmečių sakė, žinot, tuos, kur persekiojo, kad, sakykime, ar dėl sąžinės laisvės sakydavo, tai parašyta, kad aš galiu, reiškia, tikėti ir reikšti savo tikėjimą, sakydavo, tai ten, čia dėl užsieniečių parašyta. Ką tu skaitai? Čia tu užmiršk, reiškia, čia dėl užsieniečių. Tai Konstitucija ne dėl užsieniečių parašyta, tai yra tiesiogiai taikomas dokumentas ir mes turim juo vadovautis. 5 straipsnis - valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Ne? Turim tą įsisąmoninti. Ne? Sakykime, 2 straipsnis - suverenitetas priklauso tautai. Turim tą ir dabar, sakykime, kartais gerai pamastyti, reiškia, išeiti iš dabartinės tos krizės. Įsivaizduokit, tokia pilietinė visuomenė, kuri visi realiai tikrai priima šituos žodžius ir vadovaujasi. Ir reikalauja iš visuomenės. Jeigu ne, kreipiasi į institucijas, ar tai būtų teisminė. Pažiūrėkit, jeigu įsivaizduokim tokią visuomenę, visi tą daro, tai argi galėtų, sakykime, vykti tokia krizė. Valykėsi mūsų kojas valdžia. Taip, tikrai nebūtų. Arba valdininkai. Tai turim grįžti prie savo šaknų, net kito kelio nėra. Niekas neatvažiuos, nepadarys už mus niekas. Mes turim grįžti, taip, kartais reikia už demokratiją sumokėti tam tikrą kainą. Dabar atėjo laikas. Mes turim, bet kito kelio nėra. Mes turim prisimti, grįžti prie šaknų, gal ir sumokėti tą kainą, bet išgelbėti tą, sakykime, iš krizės. Daug Dieve mums stiprybės. Ačiū. Tai buvo docentas Vaidotas Vaičaitis. Kam patiko, spauskite patiko ir žiūrėkite mūsų kanalą.